Tai sveiki vaikai, tarpusavė susiję dydžiai, tema nauja ir pradedam nuo to, kad kažkada mes turėjome temą apie tiesiogiai proporcingus dydžius. Tai priminsiu tą temą ir parodysiu, kad kažką panašaus mes turėjome, kažkada mes jau turėjome tiesiogiai proporcingus dydžius ir turėjome tokius skaičiavimus. Tarkim, mes turime x, kurio reikšmė 3, 4, čia tarkim 16 ir 20, o čia 5. Tai kaip ir prisimenat, tiesiogiai proporcingi dydžiai susiję dalyba. Tai jeigu aš padalinsiu tiesiogiai proporcingus dydžius, aš visada gaunu tą patį atsakymą. Šiuo atveju, tarkim, 20 padalinti iš 5 yra 4. Jeigu aš dalinčiau šitos susijusius dydžius, čia irgi turėtų būti 4, šiuo atveju 4 irgi ir čia 4. Tai kaip ir matote, jeigu 16 turiu iš kažko padalinti ir gauti 4, tai tas kažkas turėtų būti tikriausiai 4. Štai čia irgi tada 16, o čia 12. Gerai. Tai prisimenam, kas yra tiesiogiai proporcingi dydžiai. Ir dabar naujas dalykas – funkcija. Funkcija tai yra priklausomybė vieno dydžio nuo kito. Tai kaip tik ta tema, kurią mes šiandien ir turime. Tarpusavėje susiję dydžiai, bet priklausomi vienas nuo kito. Kaip aš pasirinkčiau, tai būtų mano pasirinkimas. Jeigu aš važiuoju su mašina ir išleidžiu kažkokį kiekį kuro, tai tarkim 10 litrų kuro, aš pravažiuoju 100 km. Mano pasirinkimas, kad kintamasis yra kuras, o atstumas yra priklausomas. Jeigu aš pasirinkčiau atvirkščiai ir sakyčiau, jeigu aš su mašina pravažiuočiau 100 km ir tuo metu išleičiau 10 litrų, šiuo metu pasirinkau, kad kintamasis yra kilometrai, o priklausomasis yra litrai. Tai kaip aš be pasirinkčiau, taip ir būtų. Tai jeigu su paprastu pavyzdžiu, tai mes jau žinome, kas yra perimetras kvadrato ir žinome, kad jo formulė yra 4 kart jo kraštinė. Taigi čia yra tokia paprasta labai funkcijos išraiška, pavyzdys funkcijos, kaip perimetras priklauso nuo kraštinės ilgio. Jeigu kvadračiukas nedidelis, tai ir perimetras bus nedidelis. Jeigu kvadratas didesnis, tai yra jo kraštinė yra didesnė, tarkim, va šitas A kraštinė ir B, aš žinau, kad A mažesnis už B, tai galiu teigti drąsiai, kad perimetras, kuris priklauso nuo va šito A, yra mažesnis už perimetrą, kuris priklauso nuo šitos kraštinės B. Mes matome, kad šitas perimetras yra didesnis. Taip galime teikti. Gerai, tai dabar einame toliau. Mūsų vadovėlėje aprašyta tokia situacija, kaip P priklauso nuo A dydžio. Lygų 4. Tai štai šita išraiška, jinai jau labiau panašiai į funkcijos išraišką. Ir jeigu aš toliau dar keisiu apipavydalinimą tos funkcijos, tai aš galėčiau parašyti, kad štai mano funkcija, kuri priklauso nuo A dydžio, lygi 4A. Taigi čia yra formulė, galima sakyti, funkcija, kurią aš užrašiau ir kaip jinai atrodo. Jeigu ją pavaizduoti kitaip, ne kaip formulę, o norėčiau pavaizduoti ją grafiškai, tai man reikėtų ją perteikti į koordinačių plokštumą, užbraižyti kaip liniją, kaip kažkokį grafiką. Kad tai padaryti, man irgi reikia padaryti lentelę ir ją užpildyti. Lentelėje aš rašysiu savo kintamąjį A ir skaičiuosiu savo priklausomąjį F funkciją. Dabar, kokias A aš galiu pasirinkti? Absoliučiai bet kokias. Jeigu aš noriu neigiamą skaičių, galiu neigiamą. Šiuo atveju man galbūt netiks, jeigu mes kalbame apie perimetrą, bet jeigu kalbame šiaip apie grafiką, tai tikrai galiu rinktis ir neigiamus skaičius. Gerai, ar galiu pasirinkti 0? Galiu pasirinkti 0. Ar aš galiu pasirinkti 2? Galiu ir 2 pasirinkti. Arba ten trupmeninį kažkokį skaičių, tarkim
6/5. Taip, galiu pasirinkti. Nesvarbu. Tai dabar kaip paskaičiuoti funkciją? Taigi žiūriu į mano formulę ir matau, kad jeigu A bus kažkoks konkretus skaičius, tai įrašius va čia vietoje A tą skaičių, aš gausiu atsakymą. Taigi pirmas skaičius A yra -3. Dauginu iš 4, gaunu -12. Taigi pirmas priklausomas skaičius nuo A yra -12. Toliau, jeigu įrašau 0, gaunu 0. Jeigu įrašau 2, gaunu 8. Jeigu įrašau 6/5, tai bus tikriausiai 24/20. Gerai, turiu kelis taškus, dabar noriu visą tai pažymėti grafike, mano koordinačių plokštumoje. Nubraižau savo koordinačių plokštumą, pasirenku vienetinę atkarpą, tarkim, tegu jinai bus tokia, 1, 1. Gerai, ir dabar turiu atidėti visus taškus, kuriuos aš gavau. Aišku, aš galbūt neatidėsiu šito taško, todėl kad jis galbūt netoks tikslus, o šitie kiti taškiukai visai man tinkantis. Gerai, tai dabar A tai yra mano X reikšmė, F yra mano Y reikšmė. Aš galiu netgi parašyti gerai, kad A lygu X, o F lygu Y, kad būtų aiškiau, nesusipainioti. Gerai, tai A yra -3, tai -3 yra 1, 2, 3, va čia kažkur. Ir F yra -12, tai man reikia nukeliauti žemyn, -12. Kažkur čia bus, taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, štai čia. Tai mano susikirtimo taškas būtų štai šitas. Tai gerai, aš galėčiau pažymėti, kad aš turiu štai tašką A, kurio koordinatės yra -3, -12. Štai, pažymėjau. Dabar taškas B. Taškas B yra 0, 0. Va čia yra taškas B. Pažymėjau. Pažymėsiu čia. Taškas B. 0, 0. Gerai, ir dar vienas taškas 2, 8. 2 yra čia, 8 yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kažkur čia. Tai va čia taškas C. C taškas koordinatės 2, 8. Dabar jeigu aš tiesiog sujungsiu tuos taškus, tai aš kaip tik, turėtų pagal idėją išeiti tiesi linija. Tiesi linija gal man nepavyks, bet gal ir visai pavyko. Tai gerai, tiesi linija. Einanti per visus 3 taškus. Šiuo atveju tiesi linija, todėl kad aš turiu tiesioginę priklausomybę, tiesės funkciją. Tai tokiu būdu aš gaunu tiesinę liniją. Tai ką jinai žymi? Jinai žymi visas galimas situacijas, visus galimus variantus mano užduoties. Mano užduotis yra kokia? Kaip mano perimetras priklauso nuo kraštinės A. Tai aš matau, kuo kraštinė A didesnė, tuo mano perimetras bus didesnis. Kuo mažesnė, jeigu su minusu, tai tuo mažesnis ir perimetras. Tai aišku, su perimetru minusinių skaičių neturėtų būti, mano turėtų prasidėti, apskritai su perimetru grafikas turėtų prasidėti štai nuo čia, nuo 0. Nuo 0. Reiškia, jeigu kraštinis ilgis 0, perimetras irgi lygus 0. Logiška. Jeigu kraštinis ilgis bent šiek tiek didesnis už 0, perimetras automatiškai irgi 4 kart didėja. Tai kaip ir viskas, ar turite klausimų? Ten, kur 6/5 yra 4, tai ten 24/5. Jo, teisingai, sorry. 5. Taip. Ir kaip jūs pažymėsit tada tas paprastasias struktūras? Tai, reikėtų tada vėlgi išskaidyti tas vienetinės atkarpas, įskaidyti į savo ten, kiek reikia ir pažymėti irgi. Čia nebus taip tikslu. Jeigu 6/5, tai būtų kažkur va čia taškelis, o 24/5,
tai nepilnas penketukas. 1, 2, 3, 4, 5, kažkur čia. Nu tai ir mano taškas atsiduria va čia kažkur. Nu, nepataikiau, bet plius minus turėtų va čia jisai pasitaikyti, šito tašką.